Šeštadienį nuo pat ryto Vilniaus alėjoje nusidriekė tautodailės dirbinių ir amatų mugė, o popietę į pramogų aikštę liaudiškos muzikos mėgėjus sukvietė folkloro šventės atidarymo koncertas. Iš visos Lietuvos ir į svečius iš Baltarusijos bei Lenkijos į Druskininkus suvažiavusių šventės dalyvius pasveikino Seimo narė Kristina Miškinienė ir Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius. Kiekvieno Lietuvos regiono folkloro kolektyvų atstovai atsivežė savo krašto žemės, kurią visi supylė į stiklinį indą. Jis įteiktas mero pavaduotojui Linui Urmanavičiui. Visą popietę pramogų aikštėje ir Druskonio ežero amfiteatre koncertavo folkloro kolektyvai: Nalšė iš Vilniaus, Imsrė iš Jurbarko, Nova iš Šakių, Utara iš Vilniaus, Patskavėlė iš Veisiejų, Susiedai iš Alovės, Racilukai ir Stadarėlė iš Druskininkų, Serbenta iš Leipalingio, Diemedis iš Rūdiškių, Varėnos rajono Žilinų pagrindinės mokyklos folkloro ansamblis, Alna iš Punsko, Maladzik iš Saligorsko, Trajeckyje Muziki iš Borisovo. Pavakarę Nemuno pakrantėje, gydyklų parke prie biuvetės buvo galima stebėti unikalų reginį – Lietuvos liaudies kultūros centro kolekcijos, jotvingių ir žiemgalių genčių 1–14 amžių archeologinių kostiumų pristatymą. Vėliau ten vyko tradicinių liaudies šokių valanda. Pramogų aikštėje susirinkusieji klausėsi jaunimo neofolkloro grupės Gyvata iš Klaipėdos, Vytauto Šiškausko ir Lino Adomaičio koncerto. Po koncerto surengta diskoteka. Vakare Vijūnėlės parke susirinkę šventės dalyviai stebėjo cirko spektaklį Šapito Šardam pagal Danilo Šarmso pjesę Cirkas Šardam. Sekmadienį vėl buvo galima apsilankyti tautodailės dirbinių ir amatų mugėje. Mokymo centro Dainava Bubilo salėje pademonstruotas etnokinas. Pramogų aikštėje skambėjo dzūkų vienbalsės dainos. Aikštėje prie Druskininkų bažnyčios organizuota instrumentinio folkloro valanda, o pramogų aikštėje surengtas folkloro šventės pabaigos koncertas. Druskonio ežero amfiteatre rinkosi akcijos Kamštelių vajus Druskininkuose su Katinu Silvestru entuziastai. Ten netrūko žaidimų ir pramogų visai šeimai. Į Druskininkų bažnyčią sekmadienio vakarą sukvietė sakralinėje muzikos valandoje dalyvavę Ieva Prudnikovaitė, Ričardas Vytas, Raimondas Jasukaitis ir Gediminas Kviklys.